Gerai, padėjau dėžę, dabar galiu vairuoti Paryžių. Ir, Kaip girdit, jis mums padėjo į mūsų vietą, kur būsim važiuosime į Paryžių. Jei, Paryžius. Turbūt jis mus suras prieš tai, kai važiuosim. Turbūt čia neužtrusim kaip kažkokias 3 valandas ar kažką. Guys, ką daryti? Jau praėjo 3 valandos, aš noriu myšt. Tiesiog palauk, gintarai. Viskas, aš einu myšti tą kampą. Tai mes ar šnekėsim apie tą dalyką? Osičiauk, tu pamiršai kampą! Gerai miegoju. Kas čia? Čia yra niekas? Paėjai čia vanduo, aš noriu gerti. Čia mėžo! Pagaliau aš Paryžiui. Aš turiu kaip 2 dienos ar kažką, nežinau. Neskaičiavau. Laikas šitą pirmą dėžę nuimti. Tak to. Gerai. Aš esu geras vairuotojas. Guys, jis mus numetė aplink dėžę. Dabar mano mėžalai visur. Ne, išleiskite mane iš tos dėžės. Prašau, išleiskite. Ne, prašau, Makronai atskelka. Vis iš dėžės. Taip. Aš niekada nesugrįžtu čia dėžė. Guys, mes jau Paryžiui. Matote Eifelio bokštą? Tai reiškia, mes be Paryžiui. Nupirkit taksi ir kažkokį autobusą, aš noriu namo. Pas savo tėvus. Man atrodo, jau 2 dienos kažkoks praėjo. Jo, tai gerai, kad nerodėm to filmavimo. Nes 2 dienos tiesiog mes dėžiai būtų labai nuobodi video. Ane, guys? Su kuo tu šneki, gintarai? Nesvarbu, dėdė. Vaikai, ką jūs čia darote? Išeikit iš čia. Čia yra paštas ir visa kita dalykai. Kažkas išėmė Eifelio bokštą iš savo dėžės. Gal jūs jau einam, jis labai keistas. Einam! Naudau savo keistumą, kad jūs išgąsdyčiau. Guys, pagaliau mes namuose. Visai, aš nežinau, gal tai kvepuoju, nes mes paėmėm autobusą atgal Lietuvą. Jo, makaronai. Bet autobuse tiek daug žmonių, mes vos įtilpom. Guys, galim tiesiog žiūrėti televizorių. Paspausiu. Per žinias, šitie 3 berniukai ant ekrano pradingo jau 2 dienos. Jeigu jūs matysite, paskambinkite 112. Guys, mūsų ieško. Užsičiauk, gintarai.